Sveiki, mėly naracijos klausytojai, aš Dominikas ir mano bičiulis Simas. Hello. Mes kalbinam įdomius žmonės ir pasakojam žmogiškas istorijas. Šiandieną pas mus svečiuose Rugilė Matusevičiūtė, visų pirmiausia mūsų dėstytoja, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, projekto Tvari Lietuva vadovė, Žinių radijo laidos Tvari Lietuva vedėja, teisingai? Taip. Aplinkosaugos žurnalistikos ekspertė. Galim. Čia jau pačios susigalvotas titulas, bet galim. Kadangi Lietuvoje daug nėra aplinkosaugos žurnalistų, tai dar leidžiu savo save taip vadinti. Kada žmogus gali save vadinti aplinkosaugos žurnalistu, tada mesgi neturim jokių studijų tam. Čia kaip ir su mokslo žurnalistais taip. Turbūt yra, kad turbūt ilgalaikės praktikos metu, jeigu tu esi kažkokį kiekį jau straipsnių parašęs, aš tik taip dabar vertinčiau, tik tai per praktiką ir per turinio kokybę, kokio ir kiek esi sukūręs turinio aplinkosaugos tema. Aš pati esu baigus žurnalistikos magistrą ir mano magistras būtent buvo apie aplinkosaugos žurnalistiką, tai turiu tą tokį oficialų raštinį įrodymą, kad šitą sritį tyrinėjo, kas man atrodo žurnalistikos terpėje, kur yra svarbus statusas, išsilavinimas ir pasiekimai, duoda tokį šiek tiek garantą. Gali užsienio kažkur turėti išsilavinimą, tarkim yra Oxfordo Climate Journalist Network, kuris šiaip labai raginu, kas domisi 2 kart per metus renka žurnalistų grupę, kol kas iš Lietuvos tik viena žurnalistė yra dalyvavusi ir Lietuva iki šiol vis dar negauna tos antros vietos, bet yra vis atrenkamas apie 100 žurnalistų iš viso pasaulio, kurie užsiema klimato žurnalistiką, aplinkosaugos žurnalistiką, tarpusavy tada vyksta visokie susitikimai online, konsultacijos ir panašiai. Tai yra tų būdų tas kompetencijas plėsti ir nuotolio ar užsienį ir panašiai, bet Lietuvoje kol kas aplinkosaugos žurnalistika yra toks terminas, kurį mes patys šiek tiek bandom apibrėžti. Oficialaus apibrėžimo tokio įsišaknysio neturim dar. Aš dar mačiau lyderių mokymuose. Buvo vienas studijos, kur jūs esate viena iš lektorių irgi. Esu. Jo, ten irgi buvo apie sustainability, apie tvarumą. Man atrodo, lyderių mokymai ten vadinasi. Gali būti. Kur ir Neringa Rekašiūtė. Taip, čia su inovatorių mokykla. Inovatorių mokykla, gerai. Taip. Aš labai gera draugė, ten yra inovatorių slėnis. Šiaip labai faina vieta, Antalieptėje įsikūrusi, ten yra visų pirma tokia labai hipsteriški terminai co-livingo ir co-workingo erdvė padaryta, iš seno vienuolių bravoro padaryta gyvenamoji erdvė, tada šalia yra senas vienuolynas Basųjų karmeličių, kuris yra restauruotas, veikia kaip hostelis ir tokia kūrybų ir mokymo erdvė, ten veikia senas restoranas, kuriame šefė Meilė gamino 18 amžiaus recepto maistus, šalia inovatorių slėnis yra atidarę savo socialinius namus skirtus tokios visuomenės paribiuose gyvenančiam jaunimui, padeda juos integruoti, moko juos įvairių įgūdžių ir panašiai. Tai tokia yra labai man šventa idėjiškai ir vertybiškai vieta Antalieptėje ir jie turi ir inovatorių mokyklą, kur teoriškai kažkaip turėjo būti 12 klasių pabaigusiems moksleiviams, kurie nori gap yearo, 4 mėnesius pasimokyti iš įvairias profesijas dirbančių tokių kūrybiškų asmenybių, bet sakė, taip nutiko, kad grupė beveik visa yra nuo maždaug 28 metų, millennialsai patiriantys tokią darbo krizę, išėję iš darbų ir ieškantys savęs. Tai ir pas juos atvykau, vedžiau paskaitą apie tą aplinkosaugos komunikaciją ir žurnalistiką ir bandžiau jiems kažkaip įkvėpti jos, kad šitoj srity dirbtų ir darytų. Tai va. Daug labai visokių veiklų. Jo, aš dabar šiaip, jūs labai mane tokia pasikvietėt tokiu momentu, kad aš kaip tik esu tokia savotiškai karjeros pauzėje, nusprendus atsisakyti daugelio projektų ateinantiem keliam mėnesiam, nes pradėjau jaustis tokia kaip gerai numilšta karvė, kad visos idėjos yra per pastarosius metus tikrai labai daug reikėjo skirtingų projektų daryti, įvairaus audiovizualinio turinio, paskaitų, diskusijų, PR visokių projektų ir taip toliau susijusių su tvarumu ir aplinkosauga, nes ta tema labai sprogo Lietuvoje, labai staigiai ir kadangi tame esu maždaug 7 metus, tai dažnai gal buvau toksai gauti žmogus pakviesti ir aš nemokėjau atsisakyti. Tai paskaičiavau, kad per tuos metus padariau apie 200 laidų įvairiems formatams. Ir supratau, kad kai tą paskaičiavau savo gimtadienio progą rugsėjį, pagalvojau, kad gal visai nusipelnau ir truputį pailsėti ir kažką naujo atnešti rinką, nes man atrodo, kad tų dabar aplinkosauginių tvarumo temų tai šiaip yra žiauriai daug. Vien važiuojant mašina radijų, nežinau, tvarumą išgirdau kokius 10 kartų paminėta. Tai radio laidose, tai reklamose, tai socialinėse iniciatyvose. Tai visi kanalai dabar turi savo kokią nors tvarumo laidą, kurį be paimsim, visi, kai kurie net po 2 ir daugiau turi tų laidų. Tai
man atrodo, kad prie to kažkiek prisidėjau, tas yra smagu, bet dabar noris kažką naujo atnešti, nes jau tikrai yra žmonių, kurie tam baziniam lygmenyje apie tvarumą ir aplinkosaugą gali šnekėti, nebesijaučiu toks karys vienas lauke, tai norisi pailsėti ir tada atnešti kažką naujo į rinką. Tai lauksim kažkokių naujienų. Jo, čia žinai, kai žmogus dar nepabaigė kokią nors, čia kai Valujavičiaus klasė dar nepabaigus, tai kas toliau, kokia toliau kelionė. Bet jis turi planų kelis metus į priekį. Turi, sakė jisai, ten įdomi šiaip asmenybė. Labai. Bet reikia ruoštis tokiam kelionų, kaip jisai Kas be ko? metai. Kas be ko, ir fiziškai, ir psichologiškai. Jo, čia turi ieškoti kažkaip iš karto atsakymų, kas bus toliau, nes žmonės daryti. Noriu jau kam nors įdomus tas jo plaukimas per Atlantą, viskas, toliau. Kas ir toliau? Bus kažkas įspūdingo, tikrai net nebijoju. Bet apie tvarumą mes dar tikrai pakalbėsim. Bet aš tokį faktą radau, kad studijavai lingvistiką, visai kaip ir aš. Filologija, mano buvo. Filologija. Jo. Bet buvo lingvistikos dalis labai stipri. Tai lingvistika yra filologijos šaka, sakykime. Taip. Tai kaip su to prancūzų? Ar dar tenka praktikuoti? Man petipė. Kaip aš, kai jau studijavau, aš iš tiesų tai labai kažkaip pagaunu savį ir vienintelis dalykas, ko gyvenime gailiuosi, tai kad įstojau į filologiją, bet tik dėl to, kad, priėmiau labai neracionalų sprendimą ir iki šiol, jeigu sutinku jaunesnę kartą, kuri ten 12-okai, dabar 11-okai, kurie renkasi, ką studijuoti, ką daryti, tai sakau, jau geriau pasimkit gap yearą ir labai gerai pasvarstykit, nes aš kažkada dariau Instagram'e savo apklausą, kiek žmonių veikia tai, ką studijavo bakalaurę, tai ten aš nežinau, iš kelių šimtų, gal 20% dabar veikia tai. Tai aš esu vienas iš tų 80 likusių procentų, kuris irgi nieko nedaro. Ir taip yra todėl, kad tiesiog nepasirinkau gal ne tą specialybę, kuri buvo mano pašaukimas, nes aš nuo 2 klasės buvau laikraščio savo pradinėse klasėse kuprinė žurnalistė, rašiau straipsnius, spaudinom, pardavinėjom tą laikraštį, turiu visus išsisaugojus. Tada savo laikraštį Rabarbaras išleidau 4 klasėje, nes turėjau bifą su savo klasiokais. Mes susipykom, norėjom daryti bendrą laikraštį ir jie tada padarė laikraštį Skeletonas ir aš ant jų supykau ir padariau savo laikraštį Viena Rabarbaras. Jis buvo geresnis. Nežinau, šiaip jų gal buvo didesnis, kadangi buvo didesnė komanda, tai turiu pripažinti, kad ten ir komiksai geresni buvo ir panašiai. Tai va, ir tada nuo kokios 6 klasės pradėjau blogą rašyti, fotkint, video montuot, YouTube kanalui, įvairioms socialinėms medijoms ir kažkodėl tada 12 klasėje, kai reikėjo rinktis, pasirinkau studijuoti filologiją ir žurnalistikai rašiau 2 numerių, kas reiškia, kad gavau mokamą vietą ir nenorėjau rizikuoti ir ėjau ten, kur tavę nemokamą ir tai buvo prancūzų filologija. Tai dabar, kai atsisuku atgal, visą laiką pagalvoju ir linkiu kitiems renkantys specialybę pagalvoti, ką veiki nuo pat mažumės, kur tave natūraliai traukia, ką darei ir pasižiūrėti savo kažkokius atsiminimų dėžutės ir tada arba su kaip žaidė, aš, pavyzdžiui, ten visą laiką žaisdavau žurnalistę su savo meškučiais arba kažkokia mokytoja, tarkim, nieko bendro ten su kalba ir panašiai. Tai ta filologija buvo toks gal trumpalaikis etapas, pagyvenau Prancūzijoje, pagyvenau Belgijoje, išmokau tą kalbą ir iš karto baigus pradėjau galvoti, ką turiu daryti, kad galėčiau greičiau gauti žurnalistinį darbą. Tai tada nuėjau dirbti į Mimsų tą puslapį Bortpanda legendinį. Rašiau tiesiog realiai labai primityvius tekstus, bet norėjau kažkokio... Prancūziškai? Ne, angliškai. Iš karto norėdama gauti kažkokios patirties, kaip jau rašantis žmogus, ten ir buvau kaip rašytoja įdarbinta. Ir jau tada prasidėjo aš savo podcastą tada sukūriau ir jau įsisuko, žodžiu, mano pačios jau veikla kaip žurnalistės. Tai taip labai plačiai atsakant, taip su ta filologija. Bet jeigu šiaip rinktis, tai lietuvių filologija yra labai geras sprendimas žmogui, kuris nežino, ką veikti. Arba šiaip žmogui, kuris nežino, ką veikti, filologija yra geras pasirinkimas, nes tu neužsidarai savo jokių durų, tu tik atsidarai kitos kalbos dar duris, tarkim. Tai jeigu net neįsivaizduoju mokėti prancūzų arba ispanų, tai reiškia dar pusę pasaulio kalbų, šalių kalba kalbėti, tai yra tikrai naudinga ir kodėlgi ne, bet mano atveju tai gal nebuvo teisingas atsakymas. Jo, aš nebuvau tikras, ką veikti, nenorėjau Vilnių važiuoti studijuoti, nes kažkodėl bijojau. O tu šiaip kaunietis, ar ne? Ne, aš iš tokio miestelio Lekėčiai. O, netoli. Taip. Tai netoli. Mažai kas žino. Simas nežinau. Aš jau kažkaip girdėjus. Tai kažkaip Kaune nusprendžiau likti ir žurnalistikos čia pas mus nėra bakalauro studijų, tai komunikacija, tai tada įstojau iš Švedų. Bet labai panašiai. Iš Švedo, ne? Ok. Nes lietuvių, tai toks, jeigu nori žurnalistų būti, baigti lietuvių filologiją ir tada stot magistro žurnalistikos yra toksai
senas, jau numintas kelias, bet jisai visada pasiteisina dėl to, kad žurnalistas pirmiausia turi gebėti taisyklingai rašyti ir redaguoti tekstus ir aš dar dabar net po tiek metų turbūt, kad nuėjau į audio turinį, bijodama savo gramatikos ir lingvistikos įgūdžių ir jais abejodama. Ir aišku, man tas audio video turinys pasiteisino, patinka ir aš jame ir noriu toliau būti. Ir manau, jis yra ateitis, bet tikrai yra tas, kad žurnalistas baigęs filologiją ir turintis bazinės filologijos žinias lietuvių kalbos visada bus stipresnis profesionalas ir turės tokį geresnį vertinimą ir laisviau jausis, man atrodo. Tai jam galų gale nereikės redaktoriaus, kaip papildomo kažkokio įrankio dirba. Tai tas irgi labai naudinga. Šiaip Simas pas mus baigęs politikos mokslus, taip. O, irgi populiarus žurnalistas. Man atrodo, socialinį kažkokį mokslų baigęs. Niekam, kas nežino, ką daryti. Aš gap year iš tikrųjų turėjau, aš vis tiek pasirinkau politiką ir tai buvo blogas. O kodėl? Bet toks irgi, neužsidarai savo durų. Aš tiesiog, tas išsilavinimas, bet jisai, nieko neišmoks, tikrai tokio kažkokio įspūdingo. Manęs neklausė, nes nekalbėjau, klausė, ar turit viešai kalbėjimą, žinai, politikoje, kas tikrai yra pakankamai svarbus. Būtina, filologai turi, pavyzdžiui, mes turėjom retoriką. Mes neturėjom nieko. Okay. Visiškai nieko. Buvo debatai. Daug pasako apie Lietuvos politikus šitas faktas. Jo. Bet šiaip turiu klausimą, ar aš labai sutiktų, ką dabar pasakėte. Ir teko skaityti jūsų blogą. No, ne! O, ne! Aš dar prieš kokią savaitę galvau, kad reikia ištrinti. Nespėjot. Gerai, Ir jūs rašėte savo tam, kad turėtų savo kritikos apie savo rašymą, kurį bandėt įveikti per savo mainį. Ir dabar cituosiu. Neatsitoko, dievuliau. Labai įspūdinga, man šiaip labai patiko ir aš kartuoju savo. Tai yra, noriu rašyti ir rašysiu. Okay. Šiaip jo, tikrai. Gerai. Aš šiaip neprisimenu nieko, kad ten rašiau, nes jau daug. Labai smagus buvo smagu paskaityti, labai gražus turinys. Ačiū labai. Ir kaip šiaip sekėsi šitą, atsikratyti šitai toksiškai aukštos kritikos mąstymą be jūsų? Nesiseka. Nesiseka. Iki šiol turiu didelę, dėl to galbūt rašau pagrindę socialiniams medijams, nes ten, man atrodo, yra laisviausias formatas. Facebookai, LinkedInai ir panašiai tokio komentaro stiliaus postai. Tiesiog mes visi suprantam, kad tai yra terpė, kur kažkokios klaidos arba ne visiškai redaguotas tekstas yra pateisinamas. Tai ten aš tiesiog jaučiuosi saugiau. O profesionaliam lauke visada einu į audio ir video turinį, nes ten aš kažkaip neabejoju savo gabumais. Bet šiaip labai geras klausimas, nes dar vakar galvojau, taip kad skaitydama jūsų straipsnius Mitermo redaguoju. Pagalvojau, kad kur man buvo metas, kada išsivystė tą baimę rašyti, nes nuo antros klasės rašiau ir drąsiai ir žingeidžiai. Tai turbūt, kai maždaug 18 metų norėjau jau būti publikuota ir išgirdau gal kokius 2 ne ir 1 taip, ir tie 2 ne labai stipriai paveikė. Ir tada galvoju, tai gal iš viso neverta, nepaisant to, kad praėjo 10 metų ir įgūdžiai yra visai kiti ir darbas redakcijoje ir panašiai, tai aš ir likau tam pačiam ten Tvari Lietuva projekte ir panašiai kaip redaktorė, kaip ten idėjų siūlytoja ir su audiovizualiniu turiniu pagrindę fokusuojantis. O va tie tekstai man liko toks kažkas, ką vis dar labai savikritiškai vertinu, kad yra kas gali parašyti už mane geriau ir bandau tą praeiti ir dabar tas mano kūrybinė pauzė labai stipriai su to yra susijusi, kad persilaužti ir rašyti daugiau, nes jaučiu, kad tai visada buvo mano kažkoks pašaukimas ir siekis. Bet man atrodo, savikritika yra būtina absoliučiai ir nes aš šiaip jau save pagaunu, kad nebesijaudinu, ten lipdama ant scenos, nebesijaudinu prieš įrašus, bet jaudinuos, kai kažkas skaito mano tekstus dar. Tai ačiū Dievui, nes šiaip sako, jeigu nesijaudini, tai sociopato požymis yra visai nejausti jaudulio prieš auditoriją. Tai čia yra mano tas silpnoji, turbūt, Achilo kulnas. Ja. Siūlau tikrai toliau neturėti tokios kritikos, nes tikrai aš labai maloniai skaičiau vakar jūsų blogą, kai buvo labai gražių tokių minčių ir palyginimų. Jos labai emociškas tenais, labai yra toksai. Tas yra, kad kai kurios labai sunku išteikti tas emocijas per raštą, o per jūs pavyko. Reikės paskaityti, ką aš ten rašiau ir gal atgaivinti, nes jau tiek metų nerašiau. Ačiū, geras klausimas, gerai atkapstėt. Aš maniau, kad jau nieks paguglinus mane, kad jau ten kažkur toli ir neišmeta. Toli? Bet tai išmeta. Simas turi ir detektyvinių įgūdžių, tai jisai randa viską, jisai dar rado fotografijos kažkokį puslapį. Taip. Tai bus klausimas paskui. Gerai. Galim paklausti ir dabar, iš tikrųjų. Ar dar yra tas hobis dienotvarkė? Dabar labiau galva
žurnalistinė fotografija, kai keliauju kažkur ten, buvau Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijoje, Hondūre, Kolumbijoje, tai iš ten tu turi parvežti tiesiog kadrus tinkamus spaudai, socialiniams medijoms ir taip toliau. Tokia kaip, man labiau visą laiką buvo gal net ne pats fotkinimas, bet Photoshopas, didinimas buvo man labai labai įdomu, aš ten pati mokiausi, kaip tą daryti. Tai minimaliai iš tiesų, bet tik dėl to, kad man visos medijų formos patinka ir visas esu išbandžius absoliučiai, prie visų esu dirbus ir aš ir šiaip mėgstu šokinėti tarp projektų ir veiklų, tai stengiuosi dabar jau ir visų formatų neapimti, nes tiesiog tada nedarai kokybiškai fotografijai, man atrodo, kaip ir video, ir audio turinių, ir tekstams, reikia daug laiko, daug praktikos, tai darant viską gaunasi toksai, pusiau nedadarytas dalykas, tai turbūt vėl to. Eidamas prie jūsų tas nuotraukas, pastebėjau tokį visakius stilių. Jisai vos toksai ne 1600-ieji, moderniai. Ok, tai čia turbūt jau bus tas man labai labai senosios, kai buvo blembat, kapsi čia tokia, aš turėjau fotografijos page'ą paauglystėj. Ir prisimenu ten ir tuo metu man ten kažkada atsiuntė net iš Singapūro rūbus, kad aš jos pafotkinčiau, ir čia buvo biggest deal ever. Būnant paaugliu turėti tokį vertinimą, buvo tokia mano galerija laikai, toksai page'as, bet jūs dar, man atrodo, per jauni esat, kad žinotume. Ten būdavo dienos nuotrauka, ir jeigu tavo nuotrauka išrenka dienos nuotrauka, tai visas pasaulis jausmas apie tai žino ir tave sveikina, ir mano vieną kartą išrinko ir aš labai labai didžiavausi. Tai čia buvo tokie mano paaugliški turbūt eksperimentai. Blema, reikia prasitrinti savo interneto istoriją. Žinok, mažai kas ras, nes aš tikrai tam kapšiausi. Ok, gerai, labai patinka. Buvau užsiminta apie keliones, tai kaip tik neseniai grįžai iš Kubos. Kolumbijos, atsiprašau. Jo, viskas ok. Mano vienas draugas dabar Kubai, tai aš maišausi. Kaip ten sekėsi? Jisai nuskrido prieš 3-4 dienas, tai vis storius pažiūriu, bet su kažkokiu doktorantūros projektu. O Kolumbijoje kas gero? Geras to Kolumbijoje, tai atvežiau geriam kavą, kas klausosi negirdi, bet padukas fone atsaksi. Skani kava. Skani, stipri, bet skani. Tai vykau į kavos plantacijas, tyrinėti, kaip užauga ekologiška kava. Buvau pasikviesta tiesiog kaip nepriklausoma žurnalistė, be kažkokių komercinių įsipareigojimų, bet ir kelionę organizavo Kofeinas, nes tai yra būtent, mes vykom pas jų kavos tiekėjus, nes Kofeinas, nežinau, žino, turi tik tai ekologiškai sertifikuotą kavą ir jie perka tik tai iš sertifikuotų patikimų tiekėjų. Tai tikslas buvo nuvykti ir pasižiūrėti, kaip tai atrodo iš arti. Ir dabar mano kaip žurnalistės apskritai vienas įdomiausių tokių tyrinėjimo kampų yra būtent pamatyti produktų tiekimo grandinės ir parodyti žmonėms, koks yra ilgas produkto kelias, kol atsiranda mūsų lentynose, dėl to, kad per tai gali išanalizuoti labai daug aplinkosauginių ir socioekonominių aspektų ir juos pateikti visuomenį, nes maistas yra lengviausias būdas kalbėti su žmonėm apie šitas problemas. Jie tada labiausiai girdi, jiems yra aktualu, jie supranta ir jiems yra kažkaip, tiesiog artima turbūt. Tai ir ta kava ir pamatyti, kaip kava yra auginama, turint omeny, kad, tikrai turbūt kas antras, jeigu nedaugiau lietuvių geria tą kavą. Vienas populiariausių greičiausiai produktų mūsų pirkinių krepšeliuose po alkoholio. Ir bananų. Bananai yra top 3 prekė. Top 3, ne top 1? Jie top 1 iš daržovių ir vaisių, iš visų produktų į 10 patenka. Tai čia jau skaitant kosmetiką, visas priemonės ir taip toliau. Tai nuvykome tas plantacijas ir buvo labai įdomu pamatyti, turint omeny, kad kai matai sertifikuotą kavą, tai tu galvoji, kad, whatever that means. Yra ženkliukas ir viskas. Bet iš tiesų, tai, kad kava turėtų ekologišką sertifikatą, jinai pereina kaip minimum 3 patikrinimus. Tai patį ūkininką tikrina, tada tikrina malūną, kuris perdirba tą kavą ir paruošia, tada tiekėjus tikrina Europa ir panašiai. Tai visas šitas procesas parodo, kokia sudėtinga ir griežta yra tiekimo grandinė tam, kad produktas būtų sertifikuotas kaip ekologiškas Lietuvoje. Tai tas buvo labai įdomu, bet šiaip tiesiog pamatyti, kad kaip užauga kava. Aš pavyzdžiui, kai vykau, tai buvau absoliučiai, dabar jau suprantu, kad durnas žmogus, nes galvojau, kad tu atvažiuoji plantaciją ir ten geri
ten užaugintą kavą ir jinai turėtų būti žiauriai skani, bet yra priešingai, tu geri pačią šlikščiausią kavą, nes kai tu augini pupeles, tai joms dar jas reikia išdžiovinti, tada malūnės reikia apdirbti, tada jas reikia supakuoti, vežti į Europą, Europoje jos yra skrudinamos, sumalamos ir tik tada iš jų yra gaminama. Tai kai tu esi pas ūkininką, tu geri arba jo paties ant keptuvės paskrudintas tas pupeles, kas nebus labai kokybiška, arba tu iš viso geri greičiausiai kokią brazilišką kavą, nes labai daug kolumbiečių geria brazilišką kavą, nes jinai yra pigesnė. Jie visas pupeles geriausias nori eksportuoti. Tai pati neskaniausia kava ir buvo kavos plantacijose, nes tiesiog jie plus labai labai saldžią geria, kolumbiečiai geria labai labai saldžią kavą. Su cukrum? Jo, kaip ir vietnamiečiai su šitu kondensuotu pienu, taip kolumbiečiai su cukrum, tai čia lygiai tas pats, kaip kodėl tekila geria su druska, dėl to, kad paslėpti kokybišką skonį. Tai jo, kai aš paklausiau kolumbiečių, kodėl ta tradicinė kolumbietiška kava yra tokia saldi, sako, mes kaltinam kapitalizmą, nes geriausia kava išvežam, o pigi kava neskani, tai mes tada dedam daug cukraus. Kas yra labai įdomu, nes Hondūre mane honduriečiai išmokino vieną frazę ispaniškai, un buen café no necesita azúcar, un café que necesita azúcar no es un buen café. Gerai kavai nereikia cukraus, jeigu kavai reikia cukraus, ji nėra gera kava. Tada atvažiuoju į Kolumbiją ir ten visi geria kavą su cukrum, nes ten tikrai ta kava nelabai gera. Tai labai labai šiaip įdomi patirtis. Man tai dar įdomu būtų paklausti apie kelionę į Hondūrą. Į Hondūrą apie bananus. Taip. Nes buvo dokumentika Bananų Respublika. Jo. Labai geras pavadinimas. Turėjau vadintis Bananų Respublika Lietuva, bet... Oi, čia būtų labai... Jo, bet paleidimo dieną redakcija užboikotavo, nes sakė, kad čia yra vatnikų naratyvas, o mes kritojom su režisierė, kad kai pažiūri filmą, ten niekaip Lietuva nėra kritikuojama kaip neišsivyščiusi. Mes sakom, kad Lietuva yra Bananų Respublika, nes mes suvartojam nežmoniškus kiekius bananų ir nežinom, iš kur jie atkeliauja. Bet tai iš PR pusės, PR komanda sakė, geras pavadinimas, nes kels daug diskusijų, bet buvom pabijota. Ir rizikos tikrai yra tokiam pavadinimui. Jo, ir mes kažkaip tada, nubraukiam tą Lietuvą, palikom tiesiog Bananų Respubliką ir... Kas irgi yra toks drąsus, sakyčiau, pavadinimas. Jo, priklauso, vieni žino tą. Ne per daug. Jo, geras. Tai kažkaip, nes ir Hondūras yra vadinamas Bananų Respublika ir vėlgi tas pats valstybės, kurios tiek valgo tų bananų, kiek mes, tai irgi galėtų būti taip pavadintos, nepaisant tos konotacijos, kad Bananų Respublika tai neišsivyščiusi valstybė. Tai nes šiaip pats terminas tai reiškia, kad tai yra valstybė ekonomiškai stipriai priklausanti nuo vieno produkto eksporto. Tai bananų. Tai visa Centrinė ir Pietų Amerika yra priklausoma nuo bananų, nes prieš maždaug 100 metų United Fruit Company išpirko visas žemės amerikiečių įmonė. Tada jie buvo United Fruit Company, dabar jie yra Chiquita. Ir išpirkė visas žemės, išnaudoja ten žmonės, vykdo toliau iš esmės žmonių išnaudojimą, tai jie savo laiku turėjo savo kariuomenę, savo paštą, savo laivyną, tai klausimas, kaip viena vaisių įmonė gali būti tokia galinga visam Centrinės ir Pietų Amerikos regione, bet buvo ir tai stipriai paveikė tas valstybės, kad jos dabar vis dar yra priklausomos nuo bananų ir tai yra jų kaip ir didžiausia dovana. Kai tu nuvyksimės, bet buvom Lelima bendruomeniai kalbėti su valdžia ir jie sako, mama Chiquita, kai kalba apie Chiquitą, nes tai vis tiek yra pagrindinis darbdavys. Nepaisant to, kad per pastarosius metus 5% nukrito atlyginimus darbuotojams ir jie neturi už ką valgyti. Bet vis tiek mama Chiquita, nes jei Chiquita išeis, nebus jokio atlyginimo. Jie gali valgyti bananų? Jo, jie gali valgyti bananus, bet to nepakanka, žinai, kaip potvinis nusineša tavo namus iš bananų žievų nepasistatysi. Tai čia labai, jo, tai Hondūrą į kelionį. Bet jie valgo tos bananus, bet šiaip galiu pasakyti, kad irgi nesiskiria nuo Europos kaip ir kava. Šiaip aš esu kažkur skaitęs, kad bananai iš tikrųjų nėra tokie natūraliai. Jo, bananų yra kitas skonis prieš... Aplamai ir jie mažesni tokie. Jo, ir tas artificial skonis bananų, kurį mes turim ten guminukuose, leduose ir taip toliau, tai yra tikrasis bananų skonis, koks buvo tokia bananų rūšis, bet tada buvo toks kaip bananų maras ir išnyko ir tada Britai sukūrė šitą, net ne kažkur, ne Centrinėje Amerikoje jis atsirado, Britai sukūrė šitą bananų skonį ir tada jį išvežė ten auginti tas valstybės ir tai yra visiškai naujai sukurta bananų rūšis, kuri yra visiškai nejautri visokiems marams, parazitams ir taip toliau, tai yra lengviau ją užauginti. Daug ką paaiškina. Jo, bet galima užsisakyti tų bananų, aš žiūrėjau vieną žurnalistą, kuris gavo iš kažkur gali gauti tą mažą bananą, jo original skonį paragauti. Aš esu matęs irgi, kad kažkur kažkas valgė. Jo, tai būtų labai labai įdomu, aš pati neragavus. Tai Hondūras ir buvo apie tai, iš esmės man tai buvo apie bananus, bet mes lankėmės daug
skirtingų miestelių, tyrinėdami, kaip jie yra paveikiami klimato kaitos arba klimato neteisingumo. Tai ten įvairiausi, pas vienus pastatė hidroelektrinę be tų indigenous people sutikimo ir dėl to dingo prieiga prie gėlo vandens, pas kitus lyjo 90 dienų dėl klimato kaitos ir nuošliauža nusinešė 100 namų ir zona pervadinta pavojaus zona, pas trečius tenais prisodino kavos pupelių nesąmoningai gyventojai, dėl to įvyko nuošliaužos, tai čia jau kompetencijų tokie stik. Žodžiu, įvairiausių mes tų miestelių lankėm, susitikdavom su kokiais 50 žmonių, tam miestelį girdėdavom jų parodymus, tada vaikščiodom prie tų vietų ir matydom, kaip tas miestelis yra paveiktas klimato kaitos, bet aš vykau labiausiai lūkdama pamatyti Lelimą, būtent miestą, kuris garsėja bananais. Tai, kad šalis vadinasi Bananų Respublika, parodo, kad per bananus turbūt labiausiai gali pažinti jų tą visą klimato ir socialinių temų kampus. Tai buvo labai įdomu, bet labai sunku fiziškai. Visi, aišku, apstrėdė ten tą mandūrę, čia išvengiama. Paskutinius susitikimus iš 15 jau 4 žmonės, žiūrėk, ateina. Sunku surinkti medžiagą, sunku kalbinti žmonės, labai sudėtinga kalbėti su žmonėms, kurie ne tik nekalba angliškai, bet plus ir šiaip nemoka skaityti, rašyti. Tai yra sunku. Ispaniškai, jo. Tai norisi kažkaip iš jų išpešti kuo daugiau, bet, man teko kalbinti vyrą, kuris gyvena miestelį nuo pat jo susikūrimo ir patį pirmą kelią į tą miestelį atvedė ir sukūrė, bet kai tai pasitėm prieš kameras, tiesiog yra sunku kažką iš jo ištraukti, nes jam tai atrodo, mes kusnėčiau, basic dalykai. Tai ir kaip žurnalistai tai buvo didelis iššūkis, bet labai džiaugiuosi, kad grįžus, mano kolegė Izabelė, dokumentikų autorė, pažiūrėjo tą medžiagą, sako, įdomu darom. Ir dariau su manim kartu tą dokumentiką. Tai gal ir su kava kažkas išeis, bet su kava aš labiau noriu radio dokumentiką daryti. Per garsą man. O aš atėjau iš podcastų, tai yra mano toksai, iš kur aš pradėjau, tai norėčiau tęsti. Plus aš manau, kad audio turinį. Žinot, kai buvo video Kill the Radio Star, tai man atrodo, kad tas vėl svičinasi, nebežiūri žmonės ilgo video content. Bet tai dabar jūs žadote grįžti prie Išpakuota? Išpakuota, mano mylimiausias projektas. Labai norėčiau. Išpakuota yra toks special place in my heart. Yra mano kaip žurnalistės pati pradžia, mano kaip aplinkosaugos žurnalistės turbūt toks visiškai atsistojimas rinkoje ir iki šiol daugiausiai meilės įdėta yra į šitą būtent projektą. Tiek laidų, kuriame vienai laidai ruošdavausi kartais iki mėnesio, kiekviena laida turėdavo ranka nupieštas unikalias iliustracijas, kelias savaitės montuodavom tas laidas. Tikrai labai daug darbo įdėdavom į kiekvieną laidą ir tai labai atsipirko, nes iki šiol daug žmonių mane ir žino per Išpakuotą, net nors ir nebedarom. Tai aš labai norėčiau grįžti prie to projekto, bet aš jį dariau ne viena ir dariau kartu su kolega Andrium ir Pranciškum. Tai Pranciškus, tarp kitko, buvo garso režisierius, po Išpakuotos dabar yra klimato kaitos magistrantas ir stojo doktorantūrą studijuoti klimato kaitą. Tai jam Išpakuota buvo toks perėjimas prie klimato kaitos studijų, man kaip žurnalistai, o Andrius tiesiog truputį atsitraukė jam, tai galbūt tiesiog pamatė, kad ne jam. Tai labai norėčiau, bet čia yra labai paprastas, pragmatiškas dalykas, už Išpakuotą nieks nemoka pinigų. Ir kai esi žurnalistas, apskritai kūrėjas ir turi už kažką valgyti, tai... Tų pinigėlių reikia. Tai čia dėl to sunku motyvuoti save yra turbūt. Suprantama pilnai. Šiaip aš norėjau dar pakalbėti apie dabar Lietuvoje gana opę problemą. Tai žiniasklaidoje jau netyla kalbos apie miškų kirtimą. Netyla. Ir aš, kaip ir sakiau, esu iš tų lekėčių, kur jeigu teko būt... Ne, lekėčiose nebuvus, bet ten aplink miškai. Ir siuntė draugai nuotraukas, tai ten yra toks Liekė upelis ir Liekės kraštovaizdžio draustinis. Tai labai daug iškirsta. Kas ten darosi? Ar teko domėtis? Jo, teko, mes Tvari Lietuva labai daug darėm straipsnių ir diskusijų ir tyrimų. Šitą temą tai pabandysiu labai surezimuoti. Lietuvos miškai yra 4 grupių. Pirma yra visiškai rezervatai, į kurios kartais net negalima kojos įžengti. Tų rezervatų Lietuvoje yra 0,2% visų Lietuvos miškų. Tai yra labai mažas plotas. Bet ten uždrausti yra bet kokia ūkinė veikla apskritai. Tada mes turim antros grupės, kurios yra saugomos teritorijos. Saugomose teritorijos yra galimi daliniai kirtimai, jeigu to reikalauja, nežinau, koks nors ten pagauna, koks nors ten kenkėjas arba panašiai. Kažkokius valymus daryti ir taip toliau. Tada trečios ir aš dabar nepamenu kategorijos, bet ten jau yra galima daryti plinus kirtimus, galima daryti kirtimus plinus, bet ne visoje teritorijoje vis tiek tu turi paskirstyti. Ir tada, tai čia yra didžiausia dalis Lietuvos miškų ir tada yra ūkinės paskirties miškai, kurie yra iš esmės ir auginami medienai, užauginai, nukirtai. Ir aplinkosaugininkai teigia, kad šitie procentai yra neproporcingi, kad tiesiog saugomų teritorijų yra mažai, bet ir tai jose galimi kirtimai. Rezervatų iš viso yra tik 0,2%, sengirių Lietuva apskritai
tai neturi. Potencialios sengirės yra tai, ką nuperka Sengirės fondas kaip organizacija ir pati nusprendžia saugoti ir neliesti 100 metų, bet tai nėra valstybiniai miškai. Taip pat valstybiniai miškai tokių kaip sengirių nepuoselėja. Ir problema yra tokia, kad tose saugomose teritorijose yra vykdomi tie kirtimai ir ypatingai dabar vyksta didžiulis vajus, nes yra numatyta vis daugiau tų kirtimų ir čia yra didelė kritika mūsų aplinkos ministrui dėl to, kad yra ne vienas tyrimas darytas apie potencialius mūsų ministro santykius su medienos lobistais, jis pats yra iš Klaipėdos ir su Klaipėdos medienos grupės sutarė ganėtinai gerai ir jo politika dažnai yra pasitarnaujanti miškų kirtimui. Pavyzdžiui, duosiu kaip pavyzdį, tai praeitais metais apie 20 000 hektarų buvo atrasta bešeiminių miškų, vadinasi jau niekas 100 metų tų miškų neprižiūri ir valstybė jos pasiėmė savo. Ir vietoj to, kad, tai turim 20 000 hektarų, kurių ir taip jau niekas nelietė čia šitiek laiko, tai galbūt ir palikim juos ir nelieskim ir tebūnėtai mūsų sengirės, pasiėmusi šitus miškus savo priežiūrai, nes valstybė ir miškų rėdėjai yra įsitikinusi, kad mišką reikia prižiūrėti, kad krituolis yra blogai, kad mišką reikia valyti, apsaugoti nuo įvairiausių kenkėjų ir taip toliau. Tai yra visiškai priešinga pozicija aplinkosaugininkų, kurie mano, kad medis krituolis kartais turi daugiau vertės negu gyvas medis. Jie tos krituolis vadina gyvastingais medimis, nes ten yra girbiena, vabalai ir įvairiausi procesai vyksta. Tai urėdija mano, kad pasiėmė šitus bešeiminius miškus, jie juos tvarkys ir tada išeina ministro pasiūlymas didinti miškų kirtimo normas dėl to, kad turim daugiau miško. Kai turim daugiau miško, vadinasi, galim daugiau iškirsti. Tai tokie ir panašus pasiūlymai, tiesiog kertasi su visuomenės nuomonė apie miškus. Kita yra problema, kad po to, ką mes tą medieną darom, jeigu dar jinai būtų Lietuvos rinkoje, bet mes ją beveik visą parduodam ten Švedijai, IKEA ir panašiai už labai gerą, nekonkurencingas kainas ir tai irgi apsunkina tą, kad tų miškų būtų iškirtama mažiau ir geriau ta mediena būtų parduodama Lietuvai arba pigiau, arba užsieniui brangiau. Plus Lietuva gali eksportuoti visiškai taip nupjautą medį cielą, kokį nupjovai, tokį ir išeksportuoti, jo net nesupjaušius, neperdirbus ir taip toliau. Tai irgi yra užsienio rinkai labai palanku, nes kitos šalys tokio įstatymo draudžia tokį būtent eksportavimą. Tai žodžiu, tai yra labai kompleksiška problema, kur čia susikerta daugybė ekonominio interesų, bet iš esmės aplinkosaugininkai mano, kad mes turim perėti prie bemedieninės ekonomikos, kur mediena nėra pagrindinis ekonomikos variklis. Miškai nėra tam, kad būtų skirti medienai, o skirti rekreacijai, sveikatinimui, turizmui ir taip toliau. Ta mediena, kuri yra rinkoje, turi būti kuo ilgiau perdirbama arba pataisom ir naudojama toliau. Ir tikrai nenaudojama ten biokūrui ar kažkam, nes dar ir biokūro yra klausimas. Žodžiu, tai labai kompleksiška problema, bet faktas yra, kad visuomenė šitų klausimų sutinka. Mes juokaujam, kad yra 2 dalykai, dėl ko lietuviai vieningai sutarė, tai mūsų vaikai ir mūsų miškai. Tai čia yra 2 dalykai, kuriais tikrai, jau jeigu kažką darai, tai lietuviai sukils, kas yra ačiū Dievui, nes yra ir kitos problemos, kaip klimato kaita, Baltijos jūra, nykstanti bioįvairovė, naktiniai taikikliai ir aibė daug problemų, kur visuomenė nesutarė. Tai bent jau miškuose mes turim visuomenės palaikymą ir aš manau, kad įstatymai bus griežtinami. Nors buvo nacionalinis miškų susitarimas prieš porą metų pradėtas, būtent to ir siekia sukurti vieną aiškią Lietuvos miškų politiką. Baigėsi jisai išsidraskimu, nepabaigtas, nepasirašytas, nukištas į stalčių ir visi susipyko ir išėjo savais keliais ir susitarimas nebuvo pasiektas, kas irgi parodo, kokia susiskaldžius yra mūsų valdžia ir visuomenė ir nesugeba surasti to kompromiso. Tai nežinau, ar pakankamai trumpai, bet pabandžiau. Labai glaustai, sakyčiau, ir tokią labai svarbią ir išsame temą. Dabar aš suprantu daugiau. Tikiuosi ir klausytojai. Dabar žinau. Jo, toks yra tikslas. Pas mus irgi Palangoje buvo, kad iškirta medžius vienai, kur saugome želdinį. Ir mūsų meras Vaitkus rašė Facebook'e, sako, kad pats nuvažiavo ir sako, nesuprantu, nieks leidimo nedavė. Niekas nieko nebuvo, tiesiog iškirto ir rado netgi, kad ten darys poilsiavietę. Okay. Tai Vaitkus ten parašė Facebook'e, sako, norit, nieko negausit tokį leidimų, susimokėsit baudą ir apšelinsit iš naujo tą vietą. Bet čia įdomu, kaip Vilnius su to 100-mečio ąžuolu buvo grasinta virš 100 000 eurų bauda, susimokėjo ten kelis tūkstančius, aš dabar nebepamenu, dariau apie tai laidą. Tai irgi Benkunskas atėjo, visas pasipūtęs kaip povas, ką jūs čia daro, taip nebus, ten paskambino, prigrasino, bauda buvo minimali. Gal PR'as man labiau buvo. Jo, jis čia kažkaip bandė irgi tęsti tą savo žaliojo Vilniaus politiką, bet jo, ir darėm būtent apie tai diskusiją su teisininku. Čia labai įdomus faktas yra, kad pagal konstituciją tu negali paduoti į teismą arba ginti nukirsto medžio, jeigu jis tau nepriklauso, nes pagal įstatymą tu turi teisę ginti savo nuosavybę ir savo teisės. Medis nėra tavo.
jis tau nepriklauso, jeigu tai yra tavo kieme, jis yra tavo, bet jeigu jis yra mieste, 100-metis ir yra teritorija, kuri priklauso kažkokiai įmoniai, tai tu nebeturi teisės atstovauti tokio viešo interesų ir ginti už tą nukirstą medį arba medžius ar miškus ir taip toliau. Ir čia yra, pasak teisininkų, kurie atstovauja tą viešą interesą, viena didžiausių problemų, kad tada yra sunku sakyti, kad, hei, aš turiu teisę iš tą medį, nes jame gyvena paukščiai, jisai valo orą, jisai kuria šešėlį, mažina karščio salas, jis yra reikalingas miestui, jisai mažina oro taršą ir taip toliau. Tai tu kaip ir negali to dar kol kas argumentuoti, tai čia ta vadinamoji gamtos teisė arba gamtos etika, kuri irgi po truputį vystosi ir auga, kad mes turim teisiškai įvardinti žmogaus teisę į gyvąją gamtą ir teisę ginti tai, kad, mano interesas yra, net jeigu aš gyvenu Kaune, tai kad Palangoje yra iškirtamas miškas ir tiesiogiai turi įtakos ir mano geroviai. Ypatingai, kuo didesnis mastas, tuo labiau. Jūs darėte šiaip laidą Swedbanke Lietuvą po 100 metų? Monikai. Jo, dariau. Ir dabar kokie būtų, kaip manote, didžiausi iššūkiai, galimybės aplinkosaugoje, kurie laukia Lietuvoje? Po 100 metų? 100 metų bėgiai. Klimato migrantai yra Lietuvai. Čia toks Lietuva, mes nepatirsim didelio jūros lygio kilimo, nebus jisai drastiškas, tikrai nenuplaustos ten Palangos taip greitai. Kuršių nerija kenčia stipriai, bet Kuršių nerija vienur nuskalauja, kitur suneša, čia Pranciškus galėtų jums papasakoti, nes būtent tą jisai ir tyrinėja, tai išpakuotos kolega. Tai jisai jums įdomiai papasakotų, kaip veikia ta klimato kaita Lietuva, bet iš esmės jūros lygis mums nėra didelė rizika, kylanti temperatūra pradžioje, tyrimai dabar rodo, jų dar nėra daug, bet galimai net žemės ūkio ir derlingumui bus naudinga. Tai nereiškia, kad produktai bus pigesni, čia kaip sakė vienas klimatologas, tik dėl to, kad pas mus rugiai labiau auga, duona nebus pigesnė, nes visas pasaulis kitaip kenčia nuo klimato kaitos, bet mūsų derlingumui tai bus gerai, turizmui bus gerai, šildymo sezonai bus gerai, kol kas čia mes kalbam apie, 1,5–2 laipsnius, aš nekalbu apie 4 laipsnių šilimą lyginant su prieš industriniu laikotarpiu, čia jau mes kalbam apie pasaulį tokį, kokią mes nematę. Bet klimato migrantai yra tai socialinė problema, apie kurią kol kas mažai yra kalbama. Aš prieš 3 metus lankiausi Briuselyje, būtent susipažinti su Europos žaliuoju kursu, mus pasikvietė kaip svečius ir aš prisimenu, kalbinau Lietuvos parlamentarus Briuselyje ir sakau, kaip Europos parlamentas ruošiasi klimato migrantų krizai, kuri artėja. Ir man pasakė 2 dalykus. Pirma, pasakė, kad aš nieko apie žalumą neišmanau, vienintelis žalias dalykas čia yra mano rankinukas. O tada pasakė, kad klimato migrantas toks dalykas neegzistuoja, yra tik tai karo migrantas arba karo pabėgėlis. Negali sakyti klimato pabėgėlis, nes pabėgėlis yra nuo karo, labiau migrantas, bet kad tai nėra kažkokia problema apčiuopiama ir kol kas dėlių pasirengimų nėra. Dabar, man atrodo, politika jau keičiasi, mes matom, kaip Europa nemoka susidoroti su migrantais, kokia tai jautri mums tema yra ir kiek daug susiskaldimo kelinti, tai tas pats bus ir su migrantais. Jūs įsivaizduokite, jeigu mes turime Bangladešą ir tą savo dokumentikui kalbam, arba tą patį Hondūrą su 10 milijonų gyventojų, apie pusę Hondūro gyventojų nori migruoti iš Hondūro, nes tai yra viena labiausiai klimato kaitos paveiktų valstybių. Taip, didžioji dalis jų emigruos į Ameriką, bet mes turim šalia Aziją, turim šalia Afriką, artimuosius rytus. Kaip sako dabar klimatologai ir politikai, karas Sirijoje buvo tiesioginė klimato kaitos pasekmė, nes Sirija kamavo 4 metai sausros, kas lėmė didelį nederlingumą, vadinasi ekonominį nuoslūgį ir tai nusikėlė karinius konfliktus. Plus prasta valdžia, korupcija ir taip toliau, negebėjimas susitvarkyti su tom perturbacijom. Tai Europa ir Lietuva yra tada palanki vieta bėgti su savo geru klimatu, gėlu vandeniu, stabilia ekonomika, gerom sąlygom, išmokom ir taip toliau. Tai kol kas, bent jau, kai mes kalbam apie klimato kaitos rizikas Lietuvai, tai migrantai bus didžiausia problema. Ir tada, aišku, yra begalė to aplinkosauginių problemų. Mes turim Baltijos jūrą, kuri jau dabar ten baigia užakti. Baltijos jūroje yra negyvoji zona, kur yra Lietuvos dydžio. Tai kur nebėra gyvybės, visiškai nei žuvų, nieko, nes tiesiog įvykusi tokia eutrofikacija, kad ten niekas, ten nėra deguonies. Tiesiog vienas plotas, kur... Jo, jis netoli Švedijos yra susidaręs. Prie Gotlando kažkur ar šiauriau? Nežinau, žinok, tiksliai, bet jo. Apskritai, eutrofikacija yra didžiulė Baltijos jūros problema, nes mes leidžiam... Viena taršiausių jūrų. Viena iš taršiausių jūrų dėl to, kad labai uždara ir dėl to, kad leidžiam labai daug azoto ir fosforo, plus turim kaimynus rusus, kurie iš viso nesilaiko jokių europinių standartų, bet turi prieigą prie Baltijos jūros. Ir azotas ir fosforas skatina žydėjimą jūroje, žydėjimas pasiema deguonį, nelieka deguonies, nelieka gyvybės.
Tai, bet dar yra be kitų problemų, medicinės, įvairios atliekos, plastiko tarša ir panašiai. Šiaip dar turime, Baltijos jūroje labai daug ir iš antro pasaulinio. Taip, ir turim labai daug ginklų. Čia buvo neseniai, vyko prieš porą mėnesių susitikimas Baltijos jūrai, būtent visų tų aplinka Baltijos jūroje gyvenančių valstybių, susitikimas būtent ką daryti su ginklais, kurie ten likę, nes irgi labai didelė rizika kelia ir nėra tiksliai žinoma, kiek jų net yra, nėra paskaičiuota. Bet labai daug. Turėtų būti daug. Labai daug palaidota. Tai va, bet labai skatinu pasiekti, yra tokia ekspedicija Išsaugokime Baltiją, jinai prasidės kovo 11 dieną, Giedrius Bučas, kaunietis beje, galėtume paskais, labai fainas vyrukas. Jis yra apėjęs Lietuvą ir rinkęs Lietuvoje visą šiukšlės, ten darė įvairias instaliacijas, dabar eina aplinkui visą Baltijos jūros pakrantę, jis 9 mėnesius ir būtent edukuos visuomenę apie Baltijos jūros taršą ir įvairiais įdomiais formatais, tai aš manau, kad viliuosi, kad tai yra projektas, iš kurio išgims kažkokie tai fondai ar kažkas, kas paskatins visuomenę susisgribti. Bet jo, grįžtant prie atsakymo, tai didžiausia problema kol kas Lietuvai, Rytų Europai ir apskritai Europai tai yra klimato migrantai. Nekalbu apie Pietų Europą, ten tai gaisrai, jau dabar matom, kas vyksta Graikijoje, Italijoje ir taip toliau. Bet mums tai jo, ir aišku, ta energetinė tema, kiek mums pavyks ištapti energetiškai nepriklausomiems ir žaliems, tai mums irgi yra be galo svarbu. Tai va. Tai ką, prieinam prie pabaigos, prie saldainuko, tai filosofinis klausimas, kurį tenka kurti man. Įdėmiai. Šiaip, jeigu ties paaiškinsiu, bet jisai jau taip, kad mes gimėm gamtoj, mes gamtoj. Taip. Bet ar mes per savo tą gyvenimą, kur gyvename gamtoje, ar mes gyvename savo sukurtam pasauliu? Labai geras klausimas, aš labai daug apie tai galvoju. Aš tai vadinu trinkelizacija. Vyksta trinkelizacijos procesas. Mes atsiribojam nuo gamtos per trinkeles ir pastatus ir betoną. Aš, kai noriu sužinoti, ar žmogus yra ekologiškai sąmoningas, nes mes turim tokį dalyką kaip ekologinis sąmoningumas. Tai yra, kiek žmogus save laiko gamtos dalimi. Aplinkosaugos psichologija tyria, kad kuo žmogus turi didesnį susitapatinimą su gamta, tuo jis labiau yra linkęs daryti aplinkai draugiškus sprendimus. Vadinasi, kuo tu labiau manai, kad tu esi gamtos dalis, tuo labiau tu rūšiuosi, rinksies švarų transportą, atsisakysi plastiko, skatinsi atsinaujinančią energetiką, balsuosi už politikus, kurie kalba apie šitus dalykus ir panašiai. Tai kaip atpažinti žmogus ekologinį sąmoningumą yra paklausti, ar žmogus mano, kad jis yra gyvūnas ar ne. Čia mano yra toks būdas. Jeigu žmogus sako, taip, aš esu gyvūnas, aš esu rato grandinės dalis ir toje grandinėje visi organizmai yra reikšmingi, tas vadinamas speciesism, kai žmogus yra piramidės viršuj ir priešingai. Manimas, kad tu esi bendro rato dalis, tai dažniausiai tada žmogus laiko save gyvūnu, laiko save gamtos dalimi, supranta gamtos išsaugojimo naudą ir dažniausiai tada imasi draugiškų aplinkai veiksmų. Jeigu žmogus pradeda kalbėti apie sąmonę, apie intelektą, apie didingumą žmonijos ir panašiai, tada su tuo kaip ir nėra nieko blogo, tam irgi yra labai daug svarių argumentų, bet tai dažniausiai nulemia tokį atsiribojimą nuo gamtos, prie ko tai priveda, kad žmonės, kurie mano, kad jie nėra gamtos dalis, teigia, kad pirmą, tai jie galvoja, kad kova prieš klimato kaitą tai yra bandymas išsaugoti gyvūnų, o ne savęs. Žemė čia milijardus metų yra. Turime, vištos čia yra dar nuo dinozaurų laikų. Tarakonai išgyvens bet ką. Čia mums yra didžiausias pavojus. Žemė atsinaujins, tai dažniausiai tie, kurie nelaikosios gamtos dalim šito nesupranta ir galvoja, kad aplinkosaugininkai saugo medžius ir kačiukus, o ne pačius save. O kitas dalykas, tai jie nėra linkę imtis veiksmų kažkokiu aplinkai draugiškų ir visai, kad tai argumentuoja per patogumą. Jiems patogumas yra vis dar svarus argumentas, kad, tarkim, man važiuoti į darbą su dviračiu yra šalta, tarkim. Ir tai turi būti pakankamai svarus argumentas jam važiuoti su mašina. Aš nekalbu apie ten vienišas mamas, žmonės gyvenančius kažkur toli, nesu radikali ir nemanau, kad reikia būti, bet kalbu apie žmonės, kurie tikrai gali dviračiu važiuoti į darbą, bet tiesiog jiems jų patogumas yra pakankamas faktorius pasakyti, ne, aš to nedarysiu. Tai nežinau, ar tai atsako į tavo klausimą, bet aš manau, kad vieni žmonės yra gamtos dalis, net ir gyvendami mieste, kiti nėra. Ir miestas ir gamta neturi būti visiškai atskirta. Ir lygiai taip pat, kai mes dabar matom žaliuosius judėjimus miestuose, tas žaliasias bangas, tarkim, Vilniuje, medžių sodinimus, gatvių siaurinimus ar kokius kitokius projektus, tai vieni žmonės sako, kad yra labai smagu, nes tu net ir gyvendamas mieste, tu turi turėti teisę į gryną orą, švarią gamtą, paukščius čiulbančius už lango ir panašiai. O kiti sako, kad miestas yra miestas ir mieste gamtai yra ne vieta. Tarkim, Vilniaus pavyzdys, nusprendė nešienauti pievų, atsirado erkių ir žmonės sako, mieste erkių neturi būti. Kitas sakys, bet erkė yra svarbi ekosistemos dalis, neikit tą pievą su šortais, apipjaukit žolės prie namų, ten, kur neina žmogus, ten ir neikit ir ta erkė, jinai yra būtina, kad ekosistema gyvuotų. Tai
man atrodo, kad visuomenė yra pasidalinusi. Mes vieni gyvenam gamtoje visą gyvenimą, o kiti ateinam iš gamtos ir tik tai po to gamtoje kaip kompostas sutrinėja, bet visam tam procese gyvenam atsiskirime ir kenkiam savo ir kitiems to eigoje. Ne, aš man puikiai atsakyti klausimą. Ačiū, džiaugiuosi. Džiaugiuosi. Šiaip aš dažnai, kai ypač naktį išeinu miestą, tai aš vadinu tokią betoninę jūrą, nes mašinas būna ošimas, kai važiuojama, bet buvau Berlyne, hostelės, pažinau su tokiu vokiečiu ir jisai iš tokio miestelio yra Vokietijai ir pas jį mieste pačiam viduryje yra užblokuotas parkingas. Tu negali pasiparkuoti mašinos, tai tu turi važiuoti jau į darbą, ta prasme, jeigu mieste dirbi, tai turi arba su automobiliu, su autobusu, su dviračiu. Ir šiaip, sako, labai jam patinka šitą nuomonę ir man irgi patiktų, jeigu tiesiog, man laisvės Kaune nevažinėtų jokios mašinos, tai buvo mėgsniausia dalis laisvės. Ir tiesiog būtų žalia, niekam nereikėtų su mašinu važiuoti, nereikėtų parkingą daryti. Tai man atrodo, vienas iš ką jis sakė, kad mažinti parkingą padėtų su tvarumu pačiam miestui. Tai be abejo, bet čia yra žmogaus patogumo sąskaita. Yra valstybės labai trumpai skirstamos į materialinės ir postmaterialinės, kalbant politikoje mokėtės, kad, pavyzdžiui, Skandinavoje yra postmaterialinės valstybės, kurios jau supranta, kad tu gyveni ne tik tai dėl materialinės gerovės, bet dėl bendrojo gėrio. Ir tokiose valstybėse yra lengviau integruoti tokius sprendimus, bet tokia valstybė tu tumpi turėdamas pradžių daug pinigų. Skandinavija labai daug iškastinio kuro turi, tai dėl to jie dabar tokie tvarūs. Ir kai žmogus yra pakankamai ekologiškai sąmoningas, jisai supranta, kodėl tas parkingas yra uždraustas. Lietuvoje mes šito neturim ir gatvių siaurinimas buvo puikus to pavyzdys. Buvo Vilniuje susiaurinti tik 8 km, man atrodo, visų gatvių, tai čia yra niekas. Bet tai tokį šumą didžiulį turėjo, kad iš esmės Šimašius net nebeturėjo pasirinkimo dar kartą kandidatuoti į merus, nes jie čia nebebūtų rinkę dėl to gatvių siaurinimo. Tai čia dar yra labai didelis sąmoningumo dalykas ir būtent dėl to, grįžtant visiškai į mūsų pokalbio pradžią, aplinkosaugų žurnalistika ir komunikacija yra be galo svarbu, kad žmonės išgirstų tą ir suprastų, kad gatvės siaurinimas tai nereiškia, kad bus ten kamščiai ir tu nepravažiuosi ar kad ten, žinai, bet kad tu parodai, kokia yra to reikšmė ir svarba tau. Oro tarša Vilniaus mieste, Vilniečių gyvenimą sutrumpina 5 metų. Bet žmonės vis tiek nori kamščių, nori mašinų, nors tai tiesiog žudo juos pačius, jų vaikus ir artimuosius. Tai tą iškomunikuoti ir suprasti pirmiausia reikia ir tik tai tada vystyti pokyčius, tokius, kaip tavo duotas pavyzdys, ir tada visuomenė juos priims. Dabar Lietuvoje, jie nepriimami, pažiūrėkite visuomenės reakcijas. Viskas, kas yra su aplinkosauga, yra pasitinkama labai neigiamai, išskyrus nebent jeigu tai yra miškai. Nors tiek turiu. Bent tiek turiu. Svarbus dalykas Lietuviai. Taip, nes mes iš gamtos. Taip. Tai ką? Ta gaida ir pabaiga. Ta gaidelė. Ačiū, Rugilė, labai. Ačiū, kad pasikvietėt. Ačiū už nuoširdų pokalbį.